Tai kaulo laidumo ir oro laidumo ausinės, kaip jos veikia ir koks jų skirtumas. Tai šitos ausinėse mes irgi turim kaulo laidumo detektorių ir turim oro ausines. Taigi, oro laidumo ausinės, jos praleidžia garsą per mūsų išorinę ausį, vidinę ausį ir pasiekia mūsų sraigę, kuri jau verčia signalus į impulsus ir siunčia juos į smegenis. Kaulo laidumo ausinės, jos dedasi čia ant smilkinio ir per vibracijas siunčia garsą iš karto per kaukolę į sraigę ir signalas iš karto pasiekia mūsų smegenis. Taigi, oro ausinės, garsas eina per ausį, per vidinę ausį ir pasiekia mūsų sraigę. Kaulo laidumo ausinės, jos patenka tiesiai garsas per vibraciją į kaulą, į sraigę ir tiesiai į mūsų smegenis. Tai tiek trumpai apie kaulo ir oro laidumą.